Manau, kad reikia kalbėti apie ketvirtą kėlinį aplamai, visas rungtynės gynyba. Jeigu žinom ir kalbam, kad pasiėmė naują trenerį, kuris emocingas, žaidžia daug emocijos, suteikia laisvės, daug improvizacijos ir tikrai puoliminė komanda. O kad susikūrėm daug gerų metimų ir situacijų, tai ir parodė šitos rungtynės. Kad ir žinojom, kad tai bus, kad susikursim tos metimus, bet gynyba visas rungtynės mums kliudė. Ir per daug taškų kaip namuose žaidžiant ir prie vienos gynybos ir prie kitos viską per lengvai davėm jiems sumesti. Ir, sakau, gali žiūrėti ketvirtą kėlinį, dar kažką, bet jau per ilgą pertrauką nekokios realiai nuotaikos buvo Rūbinėje, nes gynyboje tai labai prastai žaidė. 3 kėlinius surinkot 80 taškų, ketvirtame kėlinyje pradėjot strigti. Kuo ta varžovo besikeičianti gynyba nustebino, išmušė iš vėžių? Nenustebino, mes kūrėmės tos metimus, sakau, ir pradžioje tik tais gale realiai smulkmenos nulėmė, kur pražangą kažkur padarėm ne ten, baudų metimai, nesportinė labai nelaiku, tai prašiausiai tokie momentai. Gal kažkur galėjom ir būti agresyvesni, daugiau prasiveržimų naudoti, jie tik buvo panaudoję 3 pražangas komandės, bet mes pasikliojome tolimais metimais dažnai. Ir galbūt tas buvo prastai, kad nejudėjo gerai kamuolys, tiesiog žiedom į vieną žaidėją, kuris bando priimti sprendimus ir žinot, tokie momentai vieną dieną gali pasisekti, kitą ne, tai šiandieną tos smulkmenos buvo ne mūsų pusė. Edgarai, kalbant apie gynybą, kas konkrečiai neveikia tavo akim? Tai folas visų pirma leidom per lengvai, ypač pirmoji pusėje, kiek mes jį baudėme patį besiginant, tai jisai tuo pačiu bepuldamas viską atloždavo plius minus, tai prieš jį gynyba tikrai nesuveikė šiandieną. O kiti dalykai tai vėlgi pick and roll gynyba, silpnoji pusėje rankų aktyvumas, kažkur patrukdymas perduodant kamuolį, galbūt numušimas kažkur kamuolio dar, tai tas buvo biški per pasyvų, ypač pick and roll gynyboje. Tai per lengvai leidom judinti jam kamuolį ir jie, sakau, Dekolo, Kahudis, ten turi daug patyrusių žaidėjų, kurie, jeigu jiems leisi žaisti laisvai, tai ir susirinks. Kiek tas pats Kabaro buvo faktorius, ypač tam kėlinyje, atrodė, užsiutė truputį, pajutė tą žaidimo ritmą ir kiek jis galbūt bendrai šis rungtynėse buvo tos, kaip ir sakyti, kertinės asvelės žaidėjas? Jeigu baigė rungtynės su gerais skaičiais, tai reiškia, buvo tikrai geros rungtynės ir lemiamų momentų ėmėsi ant savęs ir padarė, tai žinoma, turi ūgio persvarą kažkokiose pozicijose, sunkių metimų momentais galbūt įmetė, bet kažkur patys klydome, žiūrint į asmeninę gynybą, būtent prieš tą žaidėją kažkur, kur reikėjo jam galbūt neleisti, ar dar kažkur gintis, buvo irgi taip pat padaryta klaidų ir ypač ketvirtam kėlinyje, tai būtent prieš jį žaidžiant galėjom susiginti geriau. Kiek jums galbūt šitas pralaimėjimas yra ypač skaudu, žinant tai, kad ketvirtam kėlinį paleido dar po Valencijos toks pralaimėjimas, kiek galbūt tas jaučiasi pačiam asmeniškai, kiek skaudus, atsiprašau, šis pralaimėjimas? Skaudus, žinoma, visas šitas sezonas toks sudėtingas, jeigu ir laimim, tai kažkokio didelio pozityvo per daug nėra, nes tų klaidų, kaip pasakyti, nemažai yra ir tas netenkinta, norėtųsi žaisti geriau, išvengti iš vis tokių labai vaikiškų ir paprastų klaidų, kontroliuoti geriau tą ritmą, bet visą sezono metu mus tas labai skaudžiai liečia ir niekaip ten nededam žingsnį į priekį tuose dalykuose, tai kaip ir sakau, net ir laimėdavę nesijausdom labai gerai, tiesiog kad rezultatas būdavo pergalė, bet turim taisyti žaidimą. Edgarai, viena iš paskutinio atako padėjęs irgi pasirinkot vidutinį mesti, likus 5 sekundėm, ten su mintim link pražangos ieškojimo, vietoj prasiveržimo. Sunku pasakyti dabar, tas momentas, kaip ir sakau, galbūt galėjom visi šiek tiek sužaisti agresyviau, gal ir aš galėjau, dabar lengva kalbėti. Taip, jie buvo su 3 komandiniam pražangom ir buvo galbūt galima ieškoti daugiau kontakto, bet, sakau, sprendimą turi priimti ir jo pasitikėti ir jokiais būdais nedvejoti.